Jeigu nori pradėti šokti su paudens batais, tai labai rekomenduoju pirmiausia pradėti nuo aulinukų, ne nuo basučių. Jeigu tavo čiurnos neturi praktikos, jokių būdų nepradėk nuo basučių, kad ir kaip vilioja jų mažesnę kainą. Taigi, yra du variantai aulinukų. Tai gali būti tokie lateksiniai, bliskus. Jie tikrai tvirčiau įrėmins tavo čiurną, bet jeigu turi mažesnį pėdos mobilumą, kad ir kaip tensi pėda, gali tai nepasimatyti. Bet vis tiek labai puikus variantas. Kitas variantas yra zomšiniai batukai. Vėlgi tokie pat aulinukai, šiek tiek daugiau bus mobilumo, bet susivaršius batraišius viskas bus ok. Gali būti uždara nosytė ir gali būti atvira nosytė. Labai didelio skirtumo nėra. Tada aukštis. Yra matuojamas coliais, būtent šitą platformą. Tai jau taip standartiškai, dabar dauguma šoka su 8, po truputį peraugam prie 9 colių. Rekomenduoju pradėti nuo 7. Jeigu labai bijai, galima ir nuo 6, tačiau kai kuriems judesiams aukštesnė platforma yra geriau.